Teisme aiškinosi Seimo narys Evaldas Jurkevičius. Jį apskundė mokesčių inspekcija. Politikas sako, tapęs įstatymo absurdo auka, nes bauda gresia už tai, kad padėjo neįgaliesiems, praneša Ramunė Banzinė. Mokesčių inspektoriai Seimo narį Evaldą Jurkevičių kaltina pažeidus įstatymą, kai šis pasibaigus rinkimų kampanijai beveik 900 litų iš specialiosios sąskaitos kaip labdarą pervedė neįgalių žmonių alternatyvaus meno centrui. Politikas sako norėjęs gero, bet įkliuvęs į pinklės. Mat aukoti rinkimų kampanijai nepanaudotas lėšas galima, bet tik toms organizacijoms, kurios yra labdaros teikėjos. O šiuo atveju paramą gavusi organizacija įstatuose tėra labdaros gavėja. Teismas politikui bausmės kol kas neskyrė, paprašė pateikti papildomą medžiagą. Aš per mažai mokesčių inspekcijai ten parašiau, kaip buvo, kaip turėjo būti ir papildomą pateikti. Seimo narys teigia susidūręs su įstatymo absurdu. Esą kam teikti labdarą tokiai organizacijai, kuri pati yra paramos teikėja, padeda neįgaliesiems. Pagal dabar galiojančias įstatymo normas politikui gresia bauda nuo 100 iki 5 tūkstančių litų. Už panašų nusižengimą teismas svarsto ir Seimo narę Birutę Vėsaitę. Ramunė Banzinė, Marius Jakubavičius, LNK žinios, Klaipėda.